Šiandienos tema – pasiryžimas bet kam. Jau pats pavadinimas tiesa, kiek intriguojantis. Jis tarsi klausia, o kas yra tas tikslas, dėl kurio verta nueiti, bet kokį kelią? Ir iškart be jokių įžangų pereikim prie klausimo, kuris turbūt daug kam kyla. Kam po velnių vaikščioti per spyglius? Kas galėtų priversti žmogų sąmoningai rinkti skausmą, skamba kaip tikra mislė, bet patikėkit, įminsim ją kartu. Štai ir pirmas vaizdas, kuris, pripažinkim, šokiruoja. Įsivaizduokim, popietės saulė, ramus kiemas ir Šrirada, kuri tiesiog ima ir išbarsto spyglius. Ir ne bet kam, o tam, kad per juos vaikščiotų. Taigi pirmiausia supraskim, kas čia vyksta, o jau tada aiškinsimės, kodėl. Gerai, pasigilinkime. Nes šie veiksmai, kad ir kokie keisti atrodytų iš pirmo žvilgsnio, tikrai nėra beprotybė ar atsitiktinumas. Ne, anaiptol. Visa tai yra dalis, pavadinkim tai slapta naktinė misija, kruopščiai suplanuota ir turinti labai aiškų tikslą. Ir šis planas, ši misija, susideda iš 3 labai aiškių žingsnių. Pažiūrėkime. Pirmas žingsnis – įveikti skausmą. Antras – išlaikyti absoliučią tylą. Ir trečias – būti pasiruošusiai pasitikti pavojų. Kiekvienas iš šių etapų atskleidžia vis daugiau apie jos neįtikėtiną ryžtą. Gerai. Pirmasis žingsnis – skausmas. Ir štai dabar viskas pradeda stoti į savo vietas. Žiūrėkit, tas vaikščiojimas per spyglius – tai ne kankinimas. Ne, tai treniruotė. Ir kokia treniruotė? Ji mokosi ištverti aštrų skausmę, neišleisdama nė garso. Kodėl? Tam, kad naktį, eidama per mišką, ji galėtų užminti ant šakos ar aštraus akmens ir nieko. Jokio skausmo šiuksnio, kuris ją išduotų. Genialų, tiesa? Toliau. Antras žingsnis – tyla. Visiška, absoliuti tyla. Ir atkreipkim dėmesį į detalumą. Čia kalbama ne tik apie kulkšnių varpelius, kurie akivaizdžiai skamba. Ne, jie audiniu apsuka visus papuošalus. Kiekvieną grandinėlę, kiekvieną auskarą, kuris galėtų tyliai cinktelėti ir ją išduoti. Pagalvokit apie tokį kruopštumą. Tie patys varpeliai, kurie vėliau skambės šokyje, dabar turi būti nutildyti misijos vardan. Na, o dabar trečiasis etapas. Ir, sakyčiau, pats ekstremaliausias. Čia pasiruošimas perkeliamas į visiškai kitą lygį. Ji ne šiaip ruošiasi nepatogumams, ji gauna iniciaciją iš gyvačių kerėtojo, kad išmoktų valdyti gyvates ir kitus miško gyvūnus. Įsivaizduojat, ji mokosi valdyti ne tik savo kūno reakcijas, bet ir pačią laukinę gamtą, kad absoliučiai niekas negalėtų sutrukdyti jos kelioniai. Taigi, dabar, kai jau supratome visą šio pasiruošimo mastą, nuo skausmo ištvermės iki laukinių žvėrių valdymo, pats laikas atskleisti, koks dvasinis principas slypi už viso to. Pereikime prie esmės. Ir štai tas raktinis žodis, kuris viską paaiškina – sadhana. Kas tai yra? Tai atkakli dvasinė praktika, bet čia svarbiausia dalis. Tai praktika, kurios metu daroma viskas. Absoliučiai viskas, kas tik įmanoma, kad būtų pasiektas tikslas. Jokių kompromisų, jokių galbūt. Ir būtent tai mes ir matėme. Visi šie radhos veiksmai – vaikščiojimas per spyglius, papuošalų tildymas, pasiruošimas pavojams – tai ir yra jos sadhana. Tai jos būdas tobulinti savo meną, džiuginti Krišną, nesvarbu kokia kaina. Gerai, bet kodėl ši istorija tokia svarbi šiandien? Pažiūrėkime, kaip visa tai tampa pavyzdžiu tiems, kurie eina dvasiniu keliu. Nes jos pasiryžimas tai ne tik senas pasakojimas, tai gyvas įkvėpimo šaltinis. Šis palyginimas viską puikiai parodo. Iš vienos pusės Šriradha, ji žino, ji yra tikra, kad pasieks savo tikslą, bet vis tiek daro viską, kas įmanoma. Iš kitos pusės Vaišnavo atsidavimuosis. Žvelgdamas į jos pavyzdį, jis įgyja pasitikėjimo. Jis perima tą patį nusiteikimą – daryti viską, net jei esi tikras dėl sėkmės. Tikslai skiriasi. Vienur susitikimas su mylimoju, kitur dvasinis tikslas, bet principas išlieka tas pats. Taigi, kokia pagrindinė mintis sekėjui? Ogi ta, kad Rados pavyzdys suteikia ne tik įkvėpimo, bet ir nepajudinamą pasitikėjimą. Tai tarsi garantas, patikinimas, kad toks ryžtas ir toks atsidavimas, jie visada atveda į tikslą. Be jokių išimčių. Ir pabaigai apibendrinkime, nes tai, apie ką kalbame, nėra kažkokia nauja idėja ar teorija. Tai principas, kurio galia yra patikrinta laiko. Šaltinyje yra sakinys, kuris viską pasako geriausiai. Tai faktas patikrintas tūkstantmečių. Tik pagalvokime apie šių žodžių svorį.
Tai reiškia, kad tai veikia. Ir veikia jau tūkstančius metų. Tai nebetikėjimas, tai patikrinta praktika. Ir šią mūsų analizę norisi užbaigti klausimu, kuris peržengia vien dvasinio kelio ribas. Nors kalbėjome apie labai konkretų pavyzdį, ši istorija verčia susimastyti. O ką iš tiesų gali pasiekti žmogus, pasiryžęs absoliučiai bet kam? Kokios yra to pasiryžimo ribos? Ar jos išvis yra?